Rugpjūtį Kelmės rajono pastangas dalyvaujant 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinime įvertino Vidaus reikalų ministerijos, Ūkio ministerijos bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai. Svečiai apžiūrėję Kelmės atnaujintus daugiabučius, Kelmės krašto muziejuje susitiko su Šiaulių apskrities savivaldybių bei projektų vadovais. Vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už ES lėšas skirtas būstų atnaujinimui ir įrengimui, kaimo pastatų pritaikymui, žmonių ugdymui. Ministras Raimundas Palaitis minėjo, jog per 2007-2013 metus Lietuva įsisavins 120 milijonų litų ir tai geriausiai sekasi Alytaus bei Utenos rajonams. Kritikuodamas Šiaulių apskrities savivaldybės, ministras gyrė Radviliškio ir Kelmės rajonų savivaldybės. Ministerijos regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plekšnys paminėjo, jog Kelmė vykdo 17 projektų, kurie kainuoja per 28 milijonus litų. Susitikime būta ir diskusijų. Kelmės rajono mero pavaduotojas Kęstutis Bilius ir savivaldybės administracijos direktorius Zenonas Mačernius išsakė kritiką dėl trumpo atsiskaitimo su rangovais laiko, projektavimo, rangovų pasirinkimo ir projektų administravimo bei kitas problemas. Ministerijos atstovai išklausę pastabas ketino jas teikti Seimui ir vyriausybei.